Esame McCormick Place, viename didžiausių pasaulyje parodų centrų. Šis parodų centras tarsi mažas miestelis su keletu viešbučių, įvairiomis patalpomis renginiams, banketinėmis salėmis bei įspūdingu teatru. Labai džiaugiuosi, kad čia 26 metais Liepos 10-12 dienomis vyks 17-oji Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventė. Už manęs yra vienas pagrindinių pastatų, tai yra Winchester Arena, DePaul universiteto krepšinio komandos arena, kurioje vyks pagrindinė šokių šventės dalis. Labai džiugu, kad ji pastatyta 2019 metais ir joje yra įdiegtos visos naujausios technologijos. Planuoja dalyvauti lietuviai iš Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Pietų Amerikos, Europos. Labai daug yra užsiregistravusi iš Lietuvos grupių. Labai džiaugiamės, kad tos šventės, sakyčiau, netgi nenusileidžia Lietuvos šokių ir dainų šventėms. Ir pritaikius areną ekranams ir visoms šviesoms bus apie 8000 vietų, tai tikslas yra išparduoti visą areną. Kokia tikimybė? Padirbėjus didelė. Iš tikrųjų labai taip norisi tą lietuvybę išnešti už mūsų parapijos ir gegužinių sienų. Tai labai orientuojamės ir į amerikiečių publiką, ir ukrainiečius kviesime, lenkus, Pabaltijos šalių atstovus, įvairius diplomatus ir VIP svečius. Tai manau, kad stipriai padirbėjus yra viskas įmanoma. Esu tautinių šokių grupės Suktinis Čikagoje vadovė, kuriai vadovauju nuo 2009 metų. Auginu 3 sūnus, kurie visi šoka. Šoka mano vyras. Kartai šoku ir aš. Baltimore šokių šventėje teko dirbti su kūrybinė grupe. 2 kadencijas vadovavau JAV Lietuvių bendruomenės kultūros tarybos darbams. Ir esu viena iš Čikagos didžiųjų renginių iniciatorių bei organizatorių. Todėl puikiai žinau visas problemas, su kuriomis susiduria grupių vadovai. Suprantu, kaip sunku šeimoms yra atvažiuoti į šventes ir yra brangus malonumas. Žinau, su kokiamis problemomis susiduria mažos apylinkės ir mažos grupės iš įvairių valstijų. Bei labai puikiai suprantu kūrybinės grupės problemas. O dar geriau žinau visus organizacinius klausimus, su kuriais tenka susidurti, organizuojant tokio dydžio renginius. Prieš keletą metų manęs paprašė, kad apsiimčiau šventę daryti. Ir džiaugiuosi, nes aš tikiu švenčių tikslu. Aš matau, kaip šventės buria, kaip jos augina jaunimą. Ir jos yra vienintelė šventė išeivijoje, kuri sutraukia įvairių kartų, įvairių pasaulėžiūrų lietuvius bei lietuvių kilmės žmonės. Tai yra didžiausias lietuvių diasporos renginys už Lietuvos ribų. 1957 metais Čikagoje įvyko pirmoji tautinių šokių šventė. Tai buvo istorinis renginys lietuvių bendruomenėje ir 84 metais šventės pradėjo keliauti po įvairius miestus, kur gyvendavo daugiausia lietuvių. Tai 84 metais šventė pirmą kartą išvyko į Clevelandą. Vėliau jinai buvo Kanadoje ir pradėjo jos keliauti ir po Bostoną, Filadelfiją, Baltimore, Los Andžele buvo. Ir po 22 metų ta šventė grįžta į Čikagą. Tai yra toks taip pat istorinis įvykis, nes po daugelio metų jinai grįžta namo.
Prieš keletą metų pasirašėme kontraktą su vienu didžiausių pasaulyje parodų centrų, kuris vadinasi McCormick Place. Yra 2 puikūs visiškai naujai pastatyti viešbučiai, Marquis Marriott ir Hyatt Regency viešbučiai, kuriuose apsistos dalyviai bei svečiai. Tam pačiam komplekse yra įsikūrusi nuostabaus grožio teatro salė, kur yra pavadinta lietuvio vardu Eric Crown, kuris prieš daug metų jo šeima visa, kuri išvyko iš Lietuvos. Tai yra tarsi mažas miestelis, kuriame yra įsikūrę įvairiausios patalpos ir tos patalpos bus išnaudotos šventei. Penktadienį vakare turėsime lietuvišką miuziklą lietuvio vardu pavadintoje teatro salėje. Taip pat penktadienio vakarą vyks jaunimo susipažinimo vakaras, tokiose kaip pusiau baro ar lounge, kaip pasakyti, čia patalpose. Šeštadienį vakare vyks mokytojų pagerbimo vakaras, turėsime puikų renginį vaikams ir įvyks didysis susipažinimo vakaras, kur yra tikrai labai didelės ir gražios patalpos, kur tilpsime visi dalyviai ir visi šokėjai bei svečiai. Sekmadienį pradėsime 5K bėgimu, kuris vadinasi Polka Run. Bus toks kūrybingas bėgimas, po jo seks šventos mišios ir iškilminga, įspūdinga šokių šventė. O sekmadienį užbaigsime iškilmingų tradicinių galą pobūvių. Visų tų dienų metu, kai šokėjai repetuos, vyks turtinga mugė su labai įvairiais ir gaminiais, maisto prekėmis, bus knygų pristatymai, parodų pristatymai, filmų pristatymai, taip pat planuojame užsiėmimus vaikams. Šventė vyks šalia Čikagos miesto, kur žmonės galės pasidaryti ir po miestą, ir tuo pačiu vyks turai po lietuviškas vietas. Labai džiaugiuosi, kad yra stipri komanda, savo srities specialistų komanda, ir šiai dienai dirba 26 žmonės organizacinėje grupėje. Meno vadovė Sigita Barisienė su komanda dirba tikrai labai daug ir aš manau, kad šventė tikrai bus įspūdinga ir nenuvils žmonių. Mes nuoširdžiai esame dėkingi pagrindiniam šventės mecenatui, Lietuvių fondui, bei kitiems rėmėjams, kaip Kazickų fondas, kredito unijos ir įvairios lietuviškos kompanijos, kurios prisideda prie šios šventės. Bet mes prašome pagalbos ir jūsų, kadangi šios šventės vyksta vien tik savanorių ir aukotojų dėka. Patalpos, apšvietimas, įgarsinimas, visas renginių organizavimas bei logistika kainuoja tikrai labai daug, bet norisi padaryti įspūdingą šventę, kadangi tai yra didžiausias lietuvių suvažiavimas išeivijoje. Tai yra šventės, kurios uždega kiekvieno širdį, kurios palieka prisiminimus, kurių dėka yra sukuriamos lietuviškos šeimos, kur šoka anūkai, vaikai ir seneliai kartu su tėvais vienoje arenoje, kur draugai ir kaimynai sėdi žiūrovų tarpe. Ir sakyčiau, tai yra tarsi didelis giminės suvažiavimas.